Labas visoms ir visiems. Mano vardas Virginija, sveiki atvykę į mano kanalą. Ir ką šiandien sužinosit? Ką šiandien sužinosit, dar ir aš pati nežinau, nes būna kartais improvizuoju, bet plius minus planą turiu, ką papasakosiu. Ogi papasakosiu, kaip man sekėsi komandiruotė Ispanijoje, ką ten vežiausi. Taip pat papasakosiu, ką iš ten parsivežiau. Pasidalinsiu, ką nuveikiau čia dabar grįžusi. Ir ką dar? Parodysiu taigi vieną pabaigtą darbą. Jei! Tai, planas 100 mečių į priekį. Taigi, tai visų pirma, tai ir dalinuosi tuo, ką nuveikiau grįžusi, nes tai yra išskirtinis įvykis, kuris vyksta tik kartą per metus, kol kas situacija nepasikeitė. Tai yra atėjo netyčia kovo mėnuo ir atėjo laikas šitam procesui, šitam pavasariniam peizažui, kurį aš, kaip sakoma, po truputį siuvinėju kiekvienų metų plius minus kovo, balandžio mėnesį, kartais kokio birželio, vasario pabaigoj, kai jau būna toks, tai toks jau cepelino laikas, gal beveik pavasaris, jau paukščiukai ten kažką veikia, bet dar ne ypač, vis dar maždaug šalta, bet ne taip šalta kaip žiemą, bet ne taip šilta kaip pavasarį, vienu žodžiu, kai toks neaiškus oras. Tai va, tai šičia toks ir yra tas oras. Ir aš jį vis po gabaliuką siuvinėju. Čia šiaip, darbelis kaip ir nelabai didelis, 28-21. Bet schema. Ir kad visas tas sniegas, kaip kažkuriam iš savo ankstesnių video minėjus, jis yra visas murzinai, rudai, pilkai, rusvas. Taigi. Tai aš jį vis po truputį kramtau. Ir šiandien irgi tikrai spalvočiausias kadras, koks pas mane yra buvęs. Nes, ir parodysiu pačią schemą, aš siuvinėju ant atšviestų kopijų spalvotai, nes visų pirma, tikrai per tiek metų nusitrina, visų antra, kai užpaišai su markeriu, nebesimato apvadų. Pavyzdžiui, šitam gabaliukai, jūs matot, kokios spalvos bus apvadai? O jūs manot, kad čia tik vienos spalvos? Ne. 7 spalvų apvadai. Op. Tai 26 spalvos, 14 blendų ir 7 spalvų apvadai. Tai čia mažas darbelis. Kas čia užstrigo? Taigi, tęsiam toliau. Kaip pastebėjau, ten vienu momentu užstrigo vaizdas, o garsas ne. Ir aš kažkurio momentu pastebėjau, kad telefono ekrane vaizdas nebejuda. Ir paslindau pažiūrėti, stebuklai kažkokie vyksta su mano telefonu negeri, nes jam būna užstringa dalykėliai. Matyt, tikrai nesitikėjo vargšas aparatas, kad su juo tiek bus video filmuojama ir montuojama. Tai grįžtam prie šito nedidelio, nesudėtingo darbelio ir kaip čia. Kodėl jo pajudinimas yra tokia šventė man asmeniškai? Ogi todėl, kad pasiėmiau aš tą jau visą savo spalvotą. Tai čia irgi, jeigu kaip atkreipsiu dėmesį, kad, jeigu kas siuvinėjo šito gamintojo schemas, tai žinot, kad kokią spalvą bespalvink su markeriu, vis tiek kažkuris sutaps su ženkliuko spalva ir nesimatys. Tai tarkim, aš spalvinau didelę dalį su žydru markeriu,
bet dabar atsirado žydrų ženkliukų, spalvinau su žaliu, vat, ką šiandien išsivinėjau, kiek pajudinau, tai aš spalvinau su salotiniu šito markeriu. Taip. Ir apačioj, kaip jūs manot, ten originali spalva ar ne? Originali, nesiuvinėta. Tai aš supratau, kad visiškai aš užsiknėsiu su šito darbu. Ir jį jau siuvinėjau, man atrodo, 3 metai. Tai dėl to ir buvo, kad per tiek metų nusitrina. Ir 10 metų aš nenoriu jos siuvinėti. Aš noriu kažkaip greičiau pabaigti. Man apskritai patiktų, pavyzdžiui, šiemet pabaigti. Kad kitais metais man nebereiktų apie jį galvoti. Ir nusprendžiau tiesiog nusivinėti, ramiai, nusivinėti iki tam tikros linijos. Kažkokios konkrečios, pagal kurią būtų galima orientuotis ir pasimti jau ne atšvestą schemą, bet jau tokią, jau gamintojo. Ir čia irgi yra viskas baisiai ryšku, bet vis tiek geresnė kokybė negu spalvotai kopijuota. Bent jau atspalviai pačių ženkliukų labiau skiriasi. Nes tam atšviestam, tai vergelį. Ten ar labiau raudona, ar labiau ruda. Taip, nubildėjo kažkas, tuoj paimsiu. Taip. Tai va, tai aš tikiuosi, kad plius minus, bet kaip matot, negaliu išsiverst, bet firminio žodžio, kurį aš jau naudojau ir manau ne kartą naudosios, yra krapšteliūzė. Ne tiek pats siuvinėjimas, kiek pati schema, nes vargelį. Tai kaip jau su Haedo tipo daugiaspalviam. Tai ten praktiškai tiksliais kvadratukais siuvinėjai, nes kitaip ten neatsirinksi. Apačioje, kai buvo dar tokie didesni plotai, tai viskas gerai būdavo, o jau su šita dalim, tai jau jeigu aš noriu jį, kaip sakoma, šiame amžiuje pabaigti, tai jau kažką reikia galvoti. Irgi neatsimenu, ar minėjau anam video, kad aš darau šiek tiek pakeitimų visą dangų, kuris čia viršui bus, siuvinėjų pusiniais ir dalį medžių vainikų šitų jau lengvų irgi siuvinėjų pusiniais. Nes viršeliai atrodo spalvos dar labai neblogai. Bet palyginkit, kokia gama yra su... Nežinau, ar jų matosi, bet man kiek žiūriu iš tempos kaklą, kad, švelniai tariant, skiriasi. Jeigu viršelėje mes turim gamą tokią, tikrai gan malonios spalvos, bet mėlynų tonų, tai pačiam dizaine, kaip sudėti siūlai, ten eina praktiškai neoninės žydros. Neoninė žydra. Taip, tuoj mes padarysim. Rokiruotę. Toks, toks ir skirtumas. Matosi kas nors? Tikiuosi, kad jums matosi. Tai šitas tranzicija mane taip smarkiai liūdino. Tai atitinkamai pradėjau kažką daryti. Tai apsimesim, kad dangus yra labiau toks saulėtas ir visa kita, ir toks žydras. Ir vis tiek blendas, tai yra, kai ne blendas, kai yra pusinis kryželis, tai vis tiek toks labiau pastelinis, netoks jau rėkintis. Tai čia tikrai yra šventė, nes man pavyko iki tos linijos nueiti. Nėra čia labai daug, bet aš bent jau kažkiek galėsiu su šituo darbu pasistumėti, taip smarkiai nesikankindama. Taigi, nurenkam. Irgi, kol kas viskas šitas taip ir liks, tik katina. Šitą nuostabų, katino užpakalis. Nuostabų katiną. Patrauksiu siuvinėdama, aišku. Tai kol kas viskas taip ir lieka, nes prisitvirtinau dabar prie spaustuvų ir siuvinėjau, kad nereikėtų rankose laikyti. O ką tada dar parodysiu?
taigi ką vežiausi į Madridą. Į komandiruotę vežiausi vis tik tai 2 darbus, nes skridau su nedidelė kuprinytė, be jokio ypatingo bagažo. Ir vis tiek ten tikrai buvo ką veikti. Tai vežiausi skirtuką. Tai turėjau šiek tiek laiko pasivinėti lėktuve ir autobuse. Tai beveik iki pusės jau ir pajudėjo. Tai Žemaitijos regiono skirtukas. Ir LKS White Roses truputėlį pasivinėjau žaliais atspalviais, užpildžiau. Ir jau išvykimo dieną buvo pusvalandukas laiko dar užtrukti viešbutėje ir turėjau laiko pasivinėti. Tai ką įdomaus ten parsivežiau? Galiu iš tikrųjų papasakoti iš pradžių, ko neparsivežiau. Mes ten buvom, kaip jums matysis, gal kuris kitas, šičia gal. Mes buvom Nacionaliniam archeologijos muziejuje ir atitinkamai apžiūrėjome ekspozicijas. Tikrai įspūdingas muziejus, rekomenduoju visiems. Ir iš jo aš parsivežiau porą, tiksliau 3 dalykėlių, iš kurių parodysiu 2. Ir kas ten įdomu, tai ten buvo ir pora siuvinėjimų rinkinukų pagal Altamyros urvų piešinius, jeigu atsimenate, ten kur būna visokie bizonai, arkliai, kur yra ant urvų išpiešti tokie spalvoti, labai senoviniai gyvūnai. Kadangi greičiausiai tarp mane žiūrinčių archeologų nebus, tai aš į detalės nesileisiu, kad neužkrautų papildomą informaciją. Bet man nepatiko, tai buvo 2 tokie mažučiai dizainai, ten vienam bizonas, kitam neatsimenu kas, bet man nepatiko kaip atliktos schemos, koks rezultatas, tai ir nepirkau. Tuo labiau ten beveik 14 eurų kainavo tos miniatiūros, tai kaip kažkaip... Bet parodysiu, ką nusipirkau. Tai viena iš jų ekspozicijoje esančių tikrai tokių ikoninių skulptūrų yra šita Elchės dama. Tai čia irgi jums gal matysis kažkiek tai, kaip jin visa atrodo. Tai yra 4-5 amžius prieš Kristų tokia skulptūra ir čia yra magnetinis knygų skirtukas. Aš tokius magnetinius visai mėgstu, nes jie tokie mažučiai, negadina pačios knygos, nepasimeta, tarkim, skirtingai negu, kaip būna tokie, ypač jeigu čia dar fetras užsiklijos, jis bus pakankamai storas, tai reiks išsibandyti, ar jis man, tarkim, patinka. Kaip skirtukas. Tai tai toks nepasimeta ir jis toks, tikrai neutralaus tokio dizaino, tai man smagus. Ir kitas dalykas, ką nusipirkau, tai yra auskarų interpretacija. Čia šitie yra romėniško laikotarpio. Romos imperija, visi esate girdėti, kad buvo toks dalykas kaip Romos imperija. Tai buvo 1-4 mūsų eros amžiui, paprastai tariant. Ir šitie auskariukai, ir konkrečiai šitie yra 1-2 amžiaus. Taip. Ką mums čia pasakoja, kad jie buvo iš aukso ir stiklo pastos. Tai pagal viską, irgi žalia stiklo pasta. Ir rekonstrukcija yra iš žalvario. Tikrai ne rekonstrukcija, interpretacija. Bet tikrai labai neblogai išlaikyta yra forma. Aišku, pritaikyta šiuolaikiniam skoniui, šiuolaikiniam mūsų estetikos standartam, bet bendra proporcija yra labai panaši. Tikrai nuostabiai gero atspalvio, tokio pusiau skaidraus žolės žalumo stiklo akutės, apačiojų upiniai perliukai. Tikrai labai mėly auskarai, su tokiam dideliam ausytėm. Ir aišku, kas svarbiausia, jie man tinka ir aš juos mielai nešiosiu.
Tai vat toks. Aš tai paprastai labai nedaug vežu kažkokių suvenyrų iš kelionių, arba pati mažai ką parsivežu, tai būna arba parsivežu kokią knygą, arba vat, kažką tokio, tarkim, ar papuošalą, ar būna kažkokio maisto trupučiuką, ko, tarkim, Lietuvoje nenusipirksi. Grinai tokius, sakant, mažus ir plokščius dalykus, ypač kai keliauji su viena nedidelė kuprinė, kurioje yra ten ir kompiuteris, ir ten daiktai, atsiprašau, 4 dienom ir panašiai. Tai va, tai aš toks dalykas. Magnetukų nesivežu, nebent būna šeimai parvežu. O, tarp kitko galiu parodyti, ką paėmiau šeimai. Tai netrukus vis tiek jau bus Velykos ir važiuosiu pas tėvus. Tai paėmiau tokį nugos rinkinuką. Irgi įvairiausi riešutai. Ir turėtų būti skanu. Kaip ir būtų gražu tokį dalyką į darbą paimti, bet pas mus tenai tai, kas saldumynų nevalgo, tai kas ant dietos, kas nemėgsta tokių ir taip toliau. Tai taip sakant. Katinėlio, tu čia ne per daug įsijautėjai. Čia jeigu ką yra zuikio uodega, zuikio ausys, aušiš. Nu ką, katinai patys geriausi pagalbininkai. Tikrai parodys, kur schemoje yra teisinga vieta, o kur neteisinga vieta, jeigu kartais susipainiotumėt. Tęsiam toliau. Tai kuo mes čia baigėm? Mes baigėm įvairiausiam dovanom. Irgi kaip man sekėsi, ką man pavyko pamatyti per tas 4 dienas Madride. Tai Ispanijoje buvau pirmą kartą. Tai irgi man patiko, aišku, šiluma, nes ten buvo plus 18 ir saulėta. O dieve, pasikroviau saulės tikrai kažkuriom dienom, tai šiandien taip ir vakar šiandien taip aklimatizuojuosi po grįžimo. Ir gale irgi įdėsiu poros minučių gabaliuką video, sumontavau iš mūsų visokiausių kelionių. Tai irgi tikiuosi, kad ir jūs pasikrausit, tenai bus ir pasivaikščiojimas po patį Madridą, vienas kitas eksponatas iš muziejaus, kelionė į tokį archeologinį parką po atvirų dangum, tenai yra apie 1,5 valandos kelio nuo Madrido, tenai yra 8 amžiaus miestų griuvėsiai ir mums archeologas, kuris kasinėja tenai, vedė ekskursiją. Tikrai įspūdingas pats landšaftas, irgi tokia nuokalnė, tenai upė apačioje teka ir ten buvo savo laiku tikrai didžiulis miestas. Ta upės vanduo žalias, kaip Vilniuje žalieji ežerai. Tikrai ypatinga spalva. Ir tada įspūdžius apie iš kelionės sumontavau į porą šortsų, tai yra tų trumpų filmukų, kurie irgi yra jau porą išėję yra kanale. Dar porą sumontavau ir išeis kas keletą dienų artimiausių laikų, tai irgi galite sekti ir juos. O ką dar pabaigai, beveik prieš pabaigą, nes pabaigai bus filmukas. Pabaigai, ką dar noriu parodyti, ogi vis tik tai pabaigtą darbą. Aš nusprendžiau, kad jis yra pabaigtas. Taip, kaip čia padaryti, kad jis tilptų? Va. Tai yra mano kurtas pavasarinis sampleris, kurį jau galėjot matyti procesą. Ir prieš kelionę, kaip tik aš pabaigiau siuvinėti viską, ką čia matot. Ir nenorėjau jo vežtis į kelionę, nes vis tiek žinau, kad, tarkim, ramiai skirt laiko kūrybai, ten nebus galimybių. Tai palikau pagulėt. Ir šiandien irgi jau išsitraukiau šitą darbelį. Ir taip ir naip varčiau. Vakar irgi ten kokius 10 kartų piešiau
jungiančius kraštus. Tarkim, ar Šičeva, ar reikia sujungimo, ar nereikia. Ten irgi kokius 10 variantų išpiešiau. Ir ne vienas man nepatiko. Tai irgi nežinau, gal šortą kažkada padarysiu, nes truputėlį irgi filmavau patį procesą. Kai ten nupieši, ištrini, nupieši, ištrini. Ir taip toliau. Taip, gal padarysiu kažkada šortą su šituo. O šiandien pasėmiau ir žiūriu. Man atrodo, kad nieko jam čia daugiau nereikia, tikrai. Kad viskas su juo yra gerai ir kad šitas darbelis yra baigtas. Tai tam, kad ir kiti žmonės galėtų išsivinėti, tai man lieka dabar į vienspalvę schemą peržymėti visas šitas spalvas, kurias aš čia panaudojau. Viską sumaketuoti ir paleisti. Tai va. Tai aš pati save sveikinu su šituo tikrai pabaigtuku, grinai pavasariniu tokiu darbeliu, jau greitai pradės ir pas mus visas gėlytės žydėti, ne tik snieguolės ir viena kita šibutė, bet ir jau visos kitos. Ir ką? Tada ačiū, kad su manim pabuvot šitas 14 minučių. Tikiuosi, kad skaniai atsigėrėte kavos arbatos ar pasivinėjot, ar paveikėt tą, ką mėgstat paveikti. Tai netrukus bus filmukėlis. Ir iki pasimatymo kitą kartą. Te.